Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Šarūnas Lapinas ir šiandien jums parodysiu, kaip ne tik sutaupyti ant draugų sveikatos, bet galbūt sutaupyti ir ant Minecraft serverio. Tai šiandien pakalbėsim apie Chunky pluginą, ką jis daro, kas iš čia iš vis per daiktas yra ir, jau prisišnekėjau, tai parodysiu, kaip galima ir turbūt bandysiu paaiškinti, kaip galima sutaupyti. Tai jeigu tau patiks ši pamoka, būtinai paspausk mygtuką patinka ir mygtuką prenumeruoti. O dabar keliaujam mokytis, keliaujam. Ok, tai Chunky pluginas dirba su pasaulio gabalų generavimu. Ką tai reiškia? Tai kaip matot, aš dabar esu serveryje pakankamai galingam ir kai aš keliauju, visas serverio, žemėlapis, jisai čia jau yra net sugeneruotas, tai jis labai gražiai atsiranda. Jeigu mes nukeliautume į kažkokią vietą, kur tas pasaulis yra, sakykime, nesugeneruotas, tai turėtų matytis tokie truputėlį šokinėjimai. Dabar aš greitai parodysiu jums vaizdelį iš savo kompiuterio, kur vaikštau per visiškai nesugeneruotą Minecraft'o pasaulį ir kaip tai atrodo. Tai kaip matote, viskas veikia dabar ant mano kompiuterio ir, tiesiog matosi, kad kompiuteris nespėja taip greitai visko užkrauti būtent žemėlapio gabalų, žemėlapio dalių ir tiesiog, nesimato toliau horizonto, nors realiai, jeigu tarkim sustočiau, turėtų, kaip matot, atsiranda vis daugiau ir daugiau pasaulio. Tai jeigu viskas gerai ir jau dabar man redaguojant šitą vaizdo įrašą viskas, susitvarkė, tai jūs turėtumėt matyti, kaip šokinėja tie pasaulio gabalai ir kaip iš tikro netgi ir stringa šiek tiek Minecraft'o serveris. Tai Chunky padeda jau sugeneruoti šituos visus pasaulio gabalus ir, tiesiog palengvina naštą jūsų serveriui arba kompiuteriui, nes paprastai užkrauti jau sugeneruotą Minecraft'o gabalą yra žymiai lengviau negu generuoti ir tuo metu taip pat užkraudinėti tuos pasaulio gabalus. Kas reiškia, kad jeigu jūs žaidžiate, sakykime, kažkokiam paprastam pigiam serveryje su mažais resursais serverio ir turite kelius draugus ir tie draugai vienas lekia į vieną pusę, kitas lekia į kitą pusę, jūsų serveris stresuoja, visiems viskas stringa, išgriaunat bloką, blokas vėl atsiranda, žodžiu, visiška tragedija kažkokia darosi, ne? Tai šitas pluginas padeda jau sugeneruoti tuos pasaulio gabalus ir tuomet serveriui belieka tik užkrauti, kas, nuima didžiulę naštą nuo jūsų serverio pečių. Tai nieko turbūt nelaukiam ir jau keliaujam į patį pluginą, kur aš paaiškinsiu, kaip jį įsirašyti ir ką su juo daryti. Taip pat pluginas įsirašo labai paprastai, tai tiesiog parašot download Chunky arba keliaujate į šitą puslapį, spaudžiat download, pasirenkat savo žaidimo versiją ir pasirenkat platformą. Kaip matote, čia yra labai daug visokių platformų, tai ir Sponge, ir Spigot, ir Neoforge. Jeigu naudojatės mūsų serveriais, paprastais vanilla serveriais, nefabrikant nieko, tai tiesiog naudokit Paper, nes, mūsų serverio varikliukas yra Paper, tai tiesiog paspaudžiat čia, spaudžiat download ir įsirašot. Tuomet keliaujate savo Redfox Cloud valdymo pultą, keliaujate skilti FTP MySQL Archon ir čia paspaudžiat Web FTP. Čia jums atsidarys štai toks langas ir tuomet keliaujam į aplankalą plugins, čia spaudžiam upload, pasirenkam Chunky ir jis atsiras štai čia. Pas man jau viskas padaryta, tai aš tiesiog nesuspaudėliu auto. Ir kai pluginas jau yra mūsų serveriai, mes jį perkrovėm, galim patikrinti, ar jis veikia, tai tiesiog parašom plugins ir kaip matote, turim Chunky. Gerai, tai dabar apie patį pluginą. Tai pats pluginas modifikuojasi, sakykime, ir konfigūruojasi su pasviruoju brūkšneliu ir Chunky. Tai ką dabar mes galim padaryti, tai nusistatyti pasaulio centrą. Tai jeigu tiesiog pažymim pasaulio centrą ir spaudžiam Enter, kaip matot, pasaulio centras yra dabar čia, kur aš stoviu, -56, -35. Bet jeigu mes čia dadėsim, sakykime, 2 nuliukus, tada centras pasidaro į 0,0, kas reiškia, kad Chunky visus šituos blokus, sakykime, generuos ir pasaulio centrą laikys būtent 0,0. Toliau, ką mes galim padaryti, tai nusistatyti, kokį dydį, tiesiog kokiu atstumu tuos pasaulio gabalus generuoti. Ir čia yra labai rimtas dalykas, nes, kaip žinote, tie Minecraft'o pasaulio gabalai, kurie susigeneruoja, jie tokie pasilieka amžiams. Kas reiškia, kad jeigu, sakykime, dabar mes žaidžiam ant 1.21.11 versijos ir už kokio mėnesio ar 2 išeina kažkokia nauja Minecraft'o versija, tai jeigu mes sugeneruosim ten didžiulę krūvą tų pasaulio gabalų, tiesiog, jie visą laiką bus tokie, kokie ir buvo, ir jeigu naujoje versijoje atsirado kažkoks naujas biomas ar panašiai, tai jūs keliausit tiesiog tūkstančius ir tūkstančius blokų
ir, na, paprasčiausiai nerasit, nes viskas bus jau sugeneruota senesnėje versijoje. Tai dabar tiesiog galim paimti, parašyti chunky, tada yra tokia komanda pavadinimu radius ir čia mes tiesiog nusistatom skaičių. Ir skaičius, sakykime, bus 5000, tai 5000, kas reiškia, kad 5000 bus tiek, sakykime, į x, tiek į x minusą. Tai iš viso gausis, sakykime, 10 000 nuo centro. Dar vienas dalykėlis, kurį aš čia noriu parodyti, tai galimybė pasirinkti pasaulius. Pagal viską tai automatiškai turėtų būti pasirinktas būtent šitas pasaulis, bet jeigu mes parašysim chunky ir world, mes galim pasirinkti ir kitus pasaulius. Tai šiaip sakau, turėtų būti viskas originaliai pasirinkta šitas pasaulis, bet, na, tiesiog ne viso pikto, net jeigu ir šitą pasaulį bandote generuoti, galite tiesiog pasižymėti, paspausti enter ir viskas. Na, jeigu norit pragarą ten arba pabaigos pasaulį, tai tiesiog pasirinkat kitą reikalą ir viskas. Ir toliau konfigūruoja. Aš čia taip truputį skraidau ir visiškai prie pat pasaulio atsiradimo vietos yra Minecrafto tą vadinamą temple, tai jeigu jums reikia seedo, prašau, imkite. Tai dar viena šita plugino funkcija, labai iš tikro gera funkcija, tai yra galimybė tiesiog reguliuoti pasaulio sieną. Ir kam tai gali būti naudinga ir reikalinga, tai kaip žinote, pasaulio siena yra 30 blokų, man atrodo, 30 milijonų blokų berods į kiekvieną pusę. Tai, na, jeigu jūs tiesiog sugalvotumėt visus, ta prasme, pasaulio blokus sugeneruot, tai Minecrafto pasaulis galbūt užimtų kokį terabaitą vietos, jeigu žinot, koks čia dydis. Žodžiu, būtų nelabai gerai. Tai plus vėlgi užsikrautų visas pasaulis ir, kaip minėjau, neatsirastų naujų dalykų, kai, na, konvertuotumėt pasaulį į naujesnę versiją. Tai tiesiog, bet su draugais galbūt žaidžiat ir susitarėt. Į vieną pusę ten 5000 blokelių, į kitą pusę 5000 blokelių ir tokiam kvadrate žaidžiam, vėliau, kai atsiras nauja versija, pridėsim dar, kaip sakant, po 5000 į kiekvieną pusę ir tiesiog taip keliausim ir, na, tyrinėsim. Tai kaip dabar čia viskas pasidaro? Tai pasiemam, rašom pasvirasis brūkšnelis, tik dabar jau rašom ne chunky, o rašom world border. Tada rašom set ir pasižymim, na, kiek blokelių. Šito filmuko sumetimais aš dabar tiesiog pažymėsiu kokius 300 ir, aš pasirodo prie pat sienos. Tai va, ir, nu, kaip matot, aš jau pasirodo buvau už sienos. Tai kaip matot, sienos yra dabar kol kas labai nedidelės, tai, bet, na, jeigu nusistatėt, sakykime, kad jūsų sienos bus ten kokie 10 000 blokelių, tai kad nereiktų ieškoti ir skaičiuoti papildomai, galite tiesiog parašyti chunky ir world border. Viskas, kaip matote, chunky centrą padarė 0,0 ir būtent tą užkrovimo vietą padarė 150, kas reiškia, kaip ir sakiau, 150 į vieną pusę, 150 į kitą pusę. Tai va tiesiog tokia, na, galimybė labai lengvai susireguliuoti ir užsikrauti visus šitos dalykus. Na ir pabaigai, kai jau viskas yra jūsų nustatyta ir viskas yra padaryta, tai belieka tik tais parašyti chunky ir start. Kaip matot, pradėjo kraut, kadangi nedaug blokų, tai turėtų būti viskas pakankamai čia greitai. Bet jeigu aš dabar viską nustatysiu, sakykime, ten kokių 20 000 blokelių ir dabar padarysiu taip, kaip matot, 10 000 kiekvieną pusę ir dabar parašysiu chunky start. Kaip matot, dabar vyksta pasaulio generavimas. Tai 10 000 blokų į vieną pusę, 10 000 blokų į kitą pusę. Tai kadangi, kaip matot, na, chunky čia nerašo dabar, kaip viskas vyksta, tam, kad patikrinti progresą, jeigu esate tiesiog ant savo kompiuterio pasileidęs, tai rašote chunky ir progress. Ir, kaip matote, 1% jau padarė. Bet kadangi aš esu serveryje ir matau serverio konsolę, tai čia chunky tiesiog nuolatos rašo, kiek liko, laiko, kiek yra jau suprocesinta, pasakysiu, pasaulio gabalų. Tai tiesiog netgi rodo, kokį tiksliai pasaulio gabalą dabar jisai apdirba. Ir viskas, dabar belieka tiesiog laukti ir sulaukti, kol, na, chunky pabaigs savo darbą.
Ir žinoma pasiruošti dideliam pasaulio failui, nes čia dabar 10 000 blokelių kiekvieną pusę, tai turbūt užims čia truputėlį. Taip pat Chunky turi ir kitų labai smagių funkcijų, kurias, galite sužinoti, tiesiog parašę Chunky ir Help. Tai va, yra netgi keli Chunky Help puslapiai. Tai tiesiog aš jų dabar čia neaptarinėsiu, nes, visa esmė čia buvo pasaulio gabalų generavimas. Jeigu norit, kad aš padaryčiau pilną apžvalgą šito plugino, tai parašykit komentarą, paspauskit laiką, prenumeruokit kanalą, nežinau, kažkaip parodykit, kad jums įdomu. Tai vat, tai šitai paprasta yra tiesiog, sutaupyti galbūt ant serverio, sutaupyti draugų sveikatos ir tiesiog sutaupyti serverio vargo. Tai jeigu jums patiko ši pamoka, būtinai paspauskit mygtuką patinka, prenumeruokit Red Fox Cloud kanalą, su jumis buvo aš, Raudonasis Lapinas, ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!